Sveiki. Čia bus trumpa pamoka, kažkieno tai paprašyta taip padaryti, kad, pavyzdžiui, su Crystal Enchant scrollais ant įtemo užsidėtų +2, ne +1. Parodysiu pavyzdį ant Brazil Packo, bet parodysiu vėliau ir nausai kitą video dalį, bet nerekomenduoju Brazil Packo, nes naujausia versija tik atsisiuntęs, man iš buvo visokių problemų su SQL ir taip toliau. Ir teoriškai ant Brazil Packo šitą metodą nespėjau ištestuoti, bet manau turėtų veikti, arba bent jau leiskit žinoti, jeigu neveikia. Tai gerai, dėkit. Susirandam Brazil Packo, Games, Network ir Client Packets. Susirandam tokį dalyką kaip Request Enchant Item. Ir susirandam kažkur tai apie 414 eilutę. Aš po kokias viską, kas padaryta, aš komentuosiu. Ir va. Jūs rasit kažkur tokią eilutę, kur bus parašytas būtent šitas dalykas. Ne, meluoju. Kur bus parašytas va, toks dalykas. Kiek suprantu, konfigose čia bus tas dalykas, kai jūs rašot skaičių, kiek jūs norit, kad vienas scrollas pridėtų enchantą, ir kadangi prašymas buvo tik tai Crystal scrollam, tai iš karto šitą visą dalyką galim ištrinti pagal tas. Ir toliau darom tokį paprastą dalyką, sukuriam naują skaičių, tiesiog jam duodam reikšmę 1. Tada aš Brazil Packe susiradau visus Crystal scrollus ir parašom if else funkciją. Iš tikrųjų aš nemačiau čia jokios naudos kurti didelį skriptą ar kažką, nes viskas labai paprasta ir banalu. Tai rašom scroll get item ID. Ir jeigu tas ID lygu 731, sakykime, palyginimą kol kas išaiškinsiu, kas čia vyksta. Teoriškai mes pasiemam scrollą, susirandam scrollo ID, 371 yra Crystal scrollas. Ir jeigu yra Crystal scrollas, tai mes automatiškai į pridėsim, paversim pavyzdžiui 2. Mes paverčiam 2. Ir tada prie enchant levelį tiesiog pridedam kuris turi reikšmę 2. Ir teoriškai, jeigu scrollas bus 371, aš nežinau, koks čia jis yra, 731, tai automatiškai gaus prasmę dvejetą. Ir kadangi 371 yra Crystal scrollas, tai prie bus pridėtas nebe vienetas, kurį mes čia sukūrėm, o jau bus pridėtas dvejetas, kadangi tai buvo Crystal scrollas. Ir toliau tiesiog, jeigu norit, rašom du tokius pagaliukus, jie reiškia arba, apskritai javai, ir tiesiog galit, aš tikriausiai dėsiu šitas visas eilutės į lb.lt, kad jums nereikėtų nieko daug rašinėti. Čia būtent Brazilian Packo. Ir tiesiog parašot šitą visą didelį gražų ifą. Aš jau esu parašęs, nekopijuosiu iš čia. Ir pas mus tikrina eina didelę patikrą. Tikrina, jeigu scrollas yra Crystal, tada jį duodama reikšmė 2. Ir automatiškai įtemas enchantinamas nebe +1, o +2. Tai jeigu buvo 5, bus 7. O jeigu tai bus Blessed scrollas, tai pridės lygiai tą patį 1, kaip ir buvo iš pradžių. Tai va. Arba jeigu jūs pavyzdžiui nustatė konfiguracijoje, kad paprastai dėtųsi įtemas +2, o norite, kad Crystal dėtųsi +3, tai paprasčiausiai parašom else, pridedam tą dalyką iš konfiguracijos, if enchant value. Ir jeigu tai nebus 2, jeigu tai nebus Crystal itemas, tai automatiškai jums pavers į tiek, kiek jūs esat parašę konfiguracijai. Ir su Brazil Packo visos naujienos. Jeigu norit eksperimentuoti su Blessed scrollais ir taip toliau, tai teoriškai visi scrollų ID yra surašyti failų viršui kažkur, tai kuriant, nežinau kaip lietuviškai vadinami variables, bet teoriškai jūs matot visus enchant scrollus, Crystal enchant scrollus ir Blessed enchant scrollus. Būtent iš čia aš atgavau šitos visus ID. Aš neįstikinęs, ar tai veiks 100%, nes aš Brazil Packo taip ir nesugebėjau pasileisti.
pamėginkit, pasakykit ir veiks. Ir gerai, dabar parodysiu, kaip viskas tai atrodo MSI peko. MSI peko viskas daug lengviau, nes nėra jokių nesąmonių. Vėlgi susirandam ASI pekę net Game Server Networks, kurio aš nerandu. Game Server Network, client packets, susirandam tą patį failą request enchant item, susirandam tą pačią eilutę set item enchant level. NSI peka tai yra patikrinta ir žinau, kad tai tikrai veikia. Aš komentuosiu, pakol kad šitą visą dalyką jau sukurta. Ir čia vyksta viskas lygiai taip pat. Šiandien bus ASI peka +1 default, man atrodo, jo, tikrai bus +1. Sukuriam paprasčiausiai į raidę, kuri bus lygiai vienetui. Aš daug nekalbėsiu Java kalbą, nes tik supainiosiu jūs. Tada parašom, jeigu scroll template ir su šita komanda aš kažką parašiau tikriausiai, tai aš tiesiog nukopijuosiu iš čia. Ir su šita komanda mes patikrinam, ar scrollas yra kristalinis. Jeigu jis yra crystal tipo, tai mes jį, pavyzdžiui, suteikiam reikšmę 2. Else galima iš tikrųjų net nerašyti, bet apsidrauskim. Else parašom 1. Ir va, visa gudrybė. Ir tada jau set enchant level pridedam nebe vienetą, o į. Tai jeigu scrollas bus crystal, prisidės prie itemo +2. Jeigu scrollas bus kažkokio kito tipo, tai prisidės +1. Nežinau, ar viską paaiškinau sėkmingai, bet tikiuosi supratot. Sėkmės!